Nemunas ne tik didžiausia Lietuvos upė. Kažkada jis buvo svarbus vandens kelias, maitintojas, tautos gynėjas. Dabar turistinių išteklių šaltinis, neatskiriamas Lietuvos kraštovaizdžio elementas ir istorinės atminties saugotojas. Kalbiname Nemuno Kilpų regioninio parko vyriausiąją kultūrologę Dainorą Šaltienę. Pradėkime pažintį su Nemuno Kilpų regioniniu parku. Mes esame prie parko žemėlapio, kuriame svarbiausias akcentas yra didžiosios Nemuno kilpos. Būtent dėl to ir buvo įsteigtas regioninis parkas. Mūsų žemietis poetas Justinas Marcinkevičius apie didžiųjų kilpų atsiradimą yra pasakęs labai gražius žodžius. Ir apsisuko seniui galva ir nebežinojo, į kurią pusę plukdyti savo vandenis. Ir taip atsirado nuostabus gamtos reiškinys didžiosios Nemuno kilpos, išvingiuotos maždaug 60 km ilgiu. Sąraše prie žemėlapio yra išvardyti tie objektai, kurie tikrai gali būti ir yra įdomus lankytojams. Tai ir gamtos paveldo vertybės, ir kultūros paveldo vertybės, muziejai. Ypač pasižymime medžio skulptūrų ansambliais ir senųjų kryždirbių palikimu. Kokiais būdais mes galime keliauti po regioninį parką? Visais įmanomais būdais. Pirmiausia, žinoma, plaukime didžiosiomis kilpomis. Mūsų Nemuno didžiausias intakas parko teritorijoje yra mūsų gražioji skaisčioji Verknė. Tai iš tikrųjų jie plaukti yra nepaprastai įdomu ir įspūdinga. Didžiasias kilpas pamatyti, net užlipus ant aukščiausio piliakalnio ar kalno, neįmanoma. Mes matom tik gabaliuką Nemuno arba kilpos posūkį. Todėl labai siūlome pakilti į orą iš Pociūnų aerodromo ir pažvelgti į tas kilpas iš viršaus. Geriausias keliavimo būdas, žinoma, yra dviračiais ir pėsčiomis. Yra įrengti ir dviračių takai tarp Birštono ir Prienų. O ten, kur neįrengta, visur galima pravažiuoti dviračiu. O pėsčiomis be jokios abejonės visur praeiti. Tik tada mes pamatysime visą tą mūsų gamtos grožį, tą mūsų vietovės unikalumą. Ženklas, kuris yra po žemėlapiu, kaip tik ir simbolizuoja tai, kas mums svarbiausia, būtent didžiasis Nemuno kilpas ir trykštantį mineralinį vandenį. Birštonas, šalia kurio mes šiuo metu ir esame, stovi ant mineralinio vandens gausių versmių. Mes esame prieš Kievonių geomorfologinio draustinio pažintinio tako. Kuo įdomi ši vieta? Pirmiausiai, nepaprastai svarbi mokslui. Čia yra raiškus erozinis Birštono atragis, unikalus Kievonių gūbrys ir atodanga. Todėl čia parko direkcija įrengė pažintinį taką, kuris nėra ilgas, tačiau labai daug suteikiantis informacijos. Ką pamatys paprastas keliautojas, kuriam šitos visos mokslinės įdomybės gal netiek ir svarbios. Pirmiausia, jis eis aukštų Nemuno skardžiu ir visą laiką žiūrės į Nemuno vandenis ir anapus plytinti Prienų šilą. Iš apačios palei Nemuną eidamas jis pamatys tos aukštos atodangos didybę, kadangi atodanga yra vos ne 40 metrų aukščio. Tie, kurie domisi gyvąją gamtą, irgi turės ką čia veikti, todėl kad čia Nemuno šlaite auga raudonosios knygos augalas melsvasis gencijonas, o Nemuno šlaite, kurį gerai šildo saulė, gyvena reti stepiniai drugiai, kurių kitur nelabai ir pamatysim. Tai yra jų šiaurinio paplitimo riba. Taip, kad besidomintiems gamta ir gyvąją, ir negyvąją, turiu omenyje atodangą, atragį ir gūbrį, čia tikrai bus ką pamatyti. Mes esame prie Nemuno salų. Šios nedidelės salos yra svarbios visoje Europoje, kaip gamtinė teritorija. Kuo jos svarbios? Kodėl svarbios?
Šiuose salose peri gana reti paukščiai. Sakykime, mažoji žuvėdra. Tai yra pati mažiausia žuvėdra Europoje ir jos 20% populiacijos Lietuvoje peri būtent šiuose salose, jie yra palankios sąlygos. Kokių sąlygų reikia tiem paukščiam? Nuo salų pašalinti krūmai, tai padarė parko direkcija. Ir kai atsiveria seklumos, būtent ant smėlio, ant tuose seklumuose paukščiam gera perėti, tam joms reikia tokių sąlygų ir gera maitintis. Rudenį ir pavasarį, migracijų metu, čia susirenka tūkstančiai paukščių. Didžiulis triukšmas, verda gyvenimas. Šiuo metu, žinoma, paukščių mažiau, salos ramios. Mes Nemajūnuose. Nemuno čia nesimato, jis liko truputėlį tolėliau, bet pats jau pavadinimas bažnytkai nusako, kad Nemunas čia pat. Kuo įdomus Nemajūnai? Tai nepaprastai jauki, įdomi vietovė, turtinga ir archeologiniais paminklais, ir architektūriniais, ir gamtiniais. Čia labai daug įdomybių. Mes dabar stovime šalia bažnyčios, kuri seniai restauruota ir švyti visų savo grožių. Bažnyčia yra statyta XIX šimtmečio antroje pusėje ir jos statyba iš tikrųjų buvo gana sudėtinga. Nemajūniečiai buvo aktyvūs 1863 metų sukilimo dalyviai, už tai buvo nubausti, jiems buvo neleista statyti bažnyčios, o buvo manyta, kad į ją reikia pastatyti mūrinę. Jau buvo išlieti pamatai, tačiau po didelių vargų buvo gautas leidimas pastatyti bažnyčią. Bažnyčia, matyt, statyta su meile, vietinių meistrų, net išlikusios yra jų pavardės ir pastatyta tvirtai, apatiniai rąstai yra ąžuoliniai, paskui pušiniai ir be galo išpuošta. Manoma, kad nusižiūrėta net šiek tiek į Vilniaus Šventos Onos bažnyčią, ta puošyba, nors čia viskas iš medžio, medinė, tačiau ji kiekvienam padaro didžiulį įspūdį. Čia dabar labai įdomus yra visas atkurtas bažnyčios kompleksas. Ir pati šventoriaus tvora, ir šventoriuje rymantys kryžiai sukurti vietinių meistrų, kada čia kunigavo kunigas Šatas. Jis pats darydavo kryžius ir kartu šitas kraštas garsus savo tais liaudies kryždirbiais, kurie lyg niekam nežinomi, tik vietoje buvo garsų savo meistrystę. Jie žinoma darė ne tik kryžius, jie buvo puikūs amatininkai, tačiau su kunigu Šatu jie čia yra sukūrę ne vieną kryžių. Jų kryžiai tokie, kaip čia ir būdinga, aukšti, išpuošti. Ir labai gerai, nors jie jau buvo gerokai papuvę po bažnyčios ir viso ansamblio atkūrimo, jie vėl puošia šventorių. Ir štai mes vėl prie Nemuno. Ant aukšto skardžio, tai Balbieriškio atodanga, o prieš mūsų akis ilgiausia iš 4 kilpų Balbieriškio kilpa. Be išimties visi keliautojai sustoja ir pažvelgia į tuos tolius, į tuos miškus, į tuos Nemuno vingius, aikteli iš susižavėjimo. Į tą sukuriuojantį Nemuną, kuris dar primena tuos laikus, kada čia buvo labai pavojingos sielininkams ir upeiviams rėvos. Ir nuo to kilo ir Balbieriškio vardas. Barbiera, tai tarsi koks barzdaskutys, kuris nugramdydavo laivų dugnus, būdavo labai pavojingos sielininkams ir dažnai dabar Balbieriškis vadinamas Barbieriškiu. Visaip gali būti vadinamas. Mes Punioje ir stovime ant vieno garsiausių, žinomiausių Lietuvoje Punios piliakalnio. Kodėl jis toks žinomas ir garsus? Kodėl čia gausiai lankosi turistai ir savo svarbėją dieną
atvažiuoja jaunavedžiai. Punios piliakalnį išgarsino kunigaikščio Margirio legendą, kada jis, gindamasis nuo kryžiuočių, savo pilyje susidegino su savo šeima ir visais pilies gynėjais. Nuo piliakalnio atsiveria nepaprastai gražūs vaizdai. Mes vėl prie Nemuno, žinoma, prie Punios kilpo šį kartą. Anapus Nemuno plyti Punios šilas. Lankant Punę, verta ne tik užkopti ant piliakalnio, pasigėrėti tais vaizdais, bet nusileidus nuo piliakalnio, paėjėjus palei Nemuną, susirasti labai įdomų, gražų, nečiuikų šaltinėlį, kuris neužšąla. Visus svečius, kurių mes visada labai laukiame, prašome mūsų saugomoje teritorijoje, regioninėme parke, elgtis taip kaip savo namuose. Aišku, didžiausia bėda yra šiukšlinimas ir netgi plaukiant Verkne, liūdna būna žiūrėti į vandenyje plaukiančius butelius, įvairias kitas paliktas šiukšlės. Labai poilsiavietės būna prišiukšlintos, tarsi ta vieta, kurioje ką tik žmogus ilsėjosi, būtų palikta amžiams ir niekas niekada ten nieko neveiks. Juk atvažiuos kiti ir jiems bus nejauku ir negražu. Parko lankymo taisyklės. Parko lankytojai turi teisę statyti palapines, kurti laužus atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtuose ir tik tam specialiai įrengtose informaciniais ženklais pažymėtose vietose, stovyklavietėse, poilsiavietėse, važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka, statyti transporto priemonės tam tikslų įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai. Žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų. Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Plaukioti parko vandens telkiniuose mažomis plaukiojimo priemonėmis, laikantis aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos. Parko lankytojai privalo saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, vertybės, tausoti gamtos išteklius, nepažeisti kitų gamtos išteklių naudojamų teisių bei interesų, tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją. Ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas. Mokomose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliuotiems asmenims. Saugiai elgtis su ugnimi, laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamai ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs. Pastebėję gaisrą jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma, apie gaisrą nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei ir parko direkcijai vietos savivaldos institucijai. Apie pastebėtus gamtos ir kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ir kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, parko direkcijai. Vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, parke leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytojų ar naudotojų. Nardyti su nardymo įranga parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija. Plaukioti savaeigėmis transporto priemonėmis išskyrus vandens motociklus, parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija.